Sveiki dar kartą. Šį kartą mes bandysime kurti su Visual C++ programa paprastą naršyklę. Tiesiog paprastą naršyklę, su kuria galėsime vaikščioti po internetą. Galbūt ne tokia iš pat pradžių gražio, tokia su visokiais primbasas, kaip vadinama. Tačiau naršyklė, vaikščioti galima ir kūrėme. Na, iš pat pradžių taip pat naujas projektas, News Form Applications ir pavadinime šį kartą Web Browser. Web Browser paprastas. Spaudžiame Enter. Vėl. Laukime, kol atsidarys mūsų langas. Štai turime langą, prie kurio tikriausiai žinome, ir supeležėme kliuprėję link dešinio apatinio kampo, spaudžiame ir net leisdami kairę klavišą pelės tempiame į, pavyzdžiui, šitiek užteks. O kas užteks tiek? Dabar mums reikia šio lango naršyklės, kurioje viskas Google arba veiksmas visas kaip vadinamas. Taigi per Toolbox atsirandame Web Browser, tai yra paskutinis mygtukas, nutempiame jį, belė kur. Matome dabar nieko tiesiog. Matome nieko, štai kaip pasakys. Ir dabar atsirandame kampe tokią rodiklytę. Paspaudžiame ant jos ir spaudžiame Dock and Parent Container. Atsiranda toks langas. Jis bus mūsų naršyklės langas, o viršuje bus mygtukai. Dabar nutempiame iki kampo, tik tais ne iki viršaus, nes nebus kur dėti mygtukų. Spaudžiame čia, paliekame, vėl taip pat nutempiame iki mėlynų kampų ir atleidžiame. Turime langą, dabar reikia mygtukų. Ir sukuriame pirmą mygtuką, jisai bus mums atgal. Naršyklės atgal mygtukas, spaudžiame, sukuriame pavadinimą. Pavadinsime lietuviškai, ne angliškai. Atgal. Spaudžiame Enter, sukuriame dar vieną mygtuką. Pavadinkime jį pirmyn. Spaudžiame Enter. Dabar mums reikia atrasti naršyklės adresų laukelį, kaip mes jį pažįstame. Tenai rašysime visus adresus, kuriuos mums reikės. Taigi, susirandame text box, nutempiame jį vėl link čia ir prailginam. Prailginam, pavyzdžiui, iki čia ir paliekam. Dabar reikia mums eiti mygtuką, su kuriuo mes eisime į tą puslapį, kurio mums reikės. Taigi susikuriame trečią mygtuką, nutempiame jį čia. Trečiasis mygtukas. Čia. Ir pavadinkime jį eiti. Paprasčiausiai eiti. Viskas. Dabar galime mūsų naršyklėje ir uždėti pavadinimą. Taigi, ant šios mėlynos, ant form 1 paspaudžiame kartą ir matome tekst čia. Ir prastai kaip ir su mygtukais. Keičiame pavadinimą. Pavadinkime ją Web Browser. Arba galime lietuviškai. Naršyklė. Tiesiog naršyklė. Taigi, mums kaip ir turime viską atrodytų, tačiau mums reikia dabar, kad paspaudus mygtukus vyktų veiksmas. Taigi, spaudžiame 2 kartus ant mygtuko atgal. Atsidaro naujas langas ir šioje vietoje įrašome kodą Web Browser 1 taškas go back skliaustai ir kabliatas. Štai toks kodas bus, eiti atgal. Web Browser 1 mes naudosime šioje pamokoje visą laiką pradžioje. Go back tai yra tai, ko mes einame atgal ir bus kitame go forward, tai reiškia priekį, bet tai vėliau. Taigi, paliekame šitą, einame vėl šį langą, spaudžiame 2 kartus pirmyn ir viską taip pat. Taip, viską taip pat. Taškas go. Ir dabar bus ne back, o forward. Vėl taip atskliaustai, blatiškas, viskas.
Paprasta, tiesiog paprasta. Nu dabar kiek sudėtingesnis, arba galbūt tiesiog reikia jau kitoks dalykas, jau kitai reikia žinoti. Spaudžiame du kartus ant eiti. Čia rašome vėl taip pat, web browser 1. Dabar taškas navigate. Skliaustelėse rašome text box 1. Taškas text. Uždarome skliaustelius ir spaudžiame kabliataškį. Taigi, viską ir surašėme. Atrodytų, viską jau ir surašėme. Taigi, galime patikrinti, kaip jinai veikia. Spaudžiame šį žalią rodiklėlę. Laukiame, kol programa pasikraus. Štai čia mūsų naršyklės langas. Ir į adresų laukelį galime rašyti kokį norime adresą. Nu, kaip aš mėgstantis krepšinį, tai galbūt www.sba.com. Eiti spaudžiame ir žiūrime atidarės puslapį. Taip, viskas atidarė. Viskas atidaryta puikiai. Dar ir greitis atrodo geresnis. Nu ką, nu dar galime pabandyti www.google.lt. Greitai. Viskas gražu. Viskas veikia. Taigi, dėkui, kad žiūrėjote šią programą ir iki kitos